Ypatingą dėmesį skirsiu vyresnių žmonių problemams spręsti. Siūlysiu plėsti vaistų be priemokos sistemą ir steigti ligoninių vaistinės. Iškilus sveikatos problemams svarbu sudaryti galimybės pigiau įsigyti reikiamų, efektyvių ir tarpusavėje suderinamų vaistų. Demografinę krizę sieksiu įveikti gimstamumo skatinimu, tiesioginėmis ir mokestinėmis paskatomis. Jas ne tik remsiu, bet ir inicijuosiu. Su Seimu, vyriausybe ir visomis partijomis ieškosime galimybių didinti vaiko pinigus. Tėvams auginantiems 3 vaikus iki 5% sumažinti gyventojų pajamų mokestį, o auginantiems daugiau nei 3 panaikinti jį. Skatinsiu vyriausybę stiprinti regionų politiką, į juos orientuoti investicijas ir užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Žemės ūkis taps strateginiu sektoriumi, nes apsirūpinimas maistu yra valstybės saugumo garantas. Palaikysiu sprendimą taikyti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą maisto produktams. Skatinsime verslo ir darbo vietų kūrimą regionuose. Suteiksime mokesčių lengvatas kaimo gyvenamosiose vietovėse, investuojant ne mažiau kaip 1 milijoną eurų ir sukuriant daugiau kaip 10 naujų darbo vietų. Stiprinsiu strateginį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis Lenkija ir Latvija. Remsiu Ukrainą kare prieš Rusiją. Atkursiu tokius politinius ir ekonominius santykius su Kinija, kokius turi kitos ES valstybės. Tikiu, kad mokame ir galime kurti savo šalies ateitį, mylėti ją ir esančius šalia ir nugalėti savo baimes bei sunkumus. Kartu mes galime geriau ir daugiau. Lietuva, kurioje gera gyventi. Laiminga šeima, stipri ir vieninga Lietuva. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.